Skaitinys iš Apaštalų darbų. Anomis dienomis karalius Agripa ir Berenikė apsilankė Cezarėjoje Festo pasveikinti. Viešnagiai užtrukus, Festas supažindino karalių su Pauliaus byla ir papasakojo: Feliksas paliko man tokį kalinį. Kai buvau Jeruzalėje, aukštieji žydų kunigai ir seniūnai apsilankė pas mane, kaltindami jį ir reikalaudami pasmerkti. Aš jiems atsakiau, kad romėnai neturi papročių pasmerkti kokį nors žmogų, nedavę kaltinamajam galimybės stoti savo kaltintojų akivaizdoje ir gintis nuo kaltinimų. Jiems čionai atvykus, aš nedelsdamas rytojaus dieną atsisėdau į teismo krasę ir liepiau atvesti tą žmogų. Skundėjai nesugebėjo įrodyti jokio nusikaltimo, kokio buvau tikėjęsis. Jie vien tik ginčijosi ir jam prikaišiojo dėl kai kurių savo tikėjimo klausimų ir dėl kažkokio mirusio Jėzaus, kurį Paulius tvirtino esant gyvą. Dvejodamas, kaip išspręsti tokius klausimus, aš paklausiau, ar jis nenorėtų vykti į Jeruzalę ir tenai būti teisiamas. Bet Paulius pareikalavo, kad jo byla būtų perduota Augusto žiniai. Todėl aš įsakiau jį toliau kalinti, kol išsiųsiu pas ciesorių. Tai Dievo žodis. Viešpats danguose savo sostą pastatė. Šlovink viešpatį mano siela ir visa mano esybė te šlovina jo šventąjį vardą. Šlovink viešpatį mano siela ir neužmiršk, koks jisai geras. Viešpats danguose savo sostą pastatė. Kaip aukštai yra dangus virš žemės, taip didis yra jo gerumas, jo pagarbiai bijantiesiems. Kaip rytai nuo vakarų yra nutolę, taip toli jis mūsų nuodėmes išsklaido. Viešpats danguose savo sostą pastatė. Viešpats danguose savo sostą pastatė, jo karališka galybė viską valdo. Šlovinkite viešpatį visi jo angelai, jo įsakymą vykdantys galingieji. Viešpats danguose savo sostą pastatė. Šventoji dvasia išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Pasirodė savo mokiniams ir su jais papusryčiavęs, Jėzus paklausė Simoną Petrą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Tas atsakė: Taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: Ganyk mano avinėlius. Ir antrą kartą Jėzus paklausė Simoną: Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė: Taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė: Ganyk mano aveles. Jėzus paklausė dar ir trečią kartą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausė, ar myli mane, ir atsakė: Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: Ganyk mano avis. Iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiojai, kur norėjai, o pasenęs tu ištiesi rankas, kitas tave perjuos ir ves, kur nenori. Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovinsiąs Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė: sek paskui mane. Tai viešpaties žodis. Ši vieta
iš Jono Evangelijos yra viena iš svarbesnių visoje Jono Evangelijoje. Čia vyksta Petro ištikimybės atstatymas, atkūrimas po išsižadėjimo ir jo misijos patvirtinimas po prisikėlimo. Ir epizodas vyksta po Jėzaus prisikėlimo prie Galilėjos arba Tiberiados ežero. Mokiniai žvejojo visą naktį ir nieko nesugavo, paskui prisikėlęs Jėzus pasirodė krante, įvyko stebuklinga žūklė, Jėzus su mokiniais valgo pusryčius. Tai labai svarbu, bendras valgymas po prisikėlimo yra bendrystės atkūrimo ženklas. Po šio valgymo būtent šiuo metu Jėzus ir kreipėsi į Simoną Petrą. Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau negu šitie? Jėzus kreipėsi ne Petrai, o Simonai, vardu iki pašaukimo. Tai primena pradžią, tarsi Jėzus iš naujo Petrą pasišaukia. Ir klausimas, ar myli mane labiau negu šitie, gali reikšti, ar myli mane labiau nei kiti mokiniai, arba ar myli mane labiau negu šitie dalykai. Žvejyba, senasis gyvenimas, artimieji, kuriuos Petras palieka dėl misijos, bet ir kaip besigilintume arba kaip mes bežiūrėtume, iš tikrųjų galimi abu šie paaiškinimai, ypač svarbu Petro ankstesnis pasigyrimas. Nors ir visi pasipiktintų, aš to nepadarysiu. Po įsižadėjimo Petras nebegali remtis jau savo tariamų pranašumu, vien tik tai pasitikėti savo jėgomis. Nes Petras iš entuzijazmo, norėdamas parodyti meilę Kristui ir ištikimybę prieš Kristaus kančią paskutiniais vakarienės metu, pasižada, ir visi pasipiktins, jeigu ir visi nutvers nusigręš, aš nenusigręšiu. Ir trigubas klausimas, įsižadėjimo išgydymas. Jėzus paklausė 3 kartus Petrą, ar myli mane, nes 3 kartus Petras jo išsigynė. Petras buvo 3 kartus Jėzus išžadėjęs ir dabar 3 kartus Jėzus klausė, ar myli mane. Tai ne pažeminimas, bet gydymas per atmintį. Labai įdomus iš tikrųjų Kristaus veiksmas, labai įdomus Kristaus atkūrimas Petro ištikimybės jo širdyje. Jėzus nebara Petro, nesako, kam mane išdavė, neverčia gintis, jis kviečia Petrą meilės išpažinimu tarsi perrašyti savo įsižadėjimą. Ir bažnyčios tėvai čia matė sakramentinį susitaikymo modelį. Nuodėmė išgydoma ne vien kaltės priminimu, bet meilės atnaujinimu. Naudojami šioje vietoje žodžiai agapao ir filio. Graikiškai vyksta subtilus žodžių žaismas. Pirmi 2 Jėzaus klausimai, ar myli mane, agapasme. Petras atsako, tu žinai, kad esu prie tavęs draugiškai prisirišęs, filose. 3 kartą Jėzus nusileidžia į Petro žodį. Ar esi prie manęs draugiškai prisirišęs, fileismi. Dėl šio skirtumo aiškinama dvejopai. Tradicinis aiškinimas būtų, kad Jėzus kviečia į visišką pasiaukojančią meilę. Petras, pažinęs savo silpnumą, atsako kukliau. 3 kartą Jėzus priima Petro trapumą ir pradeda nuo ten, kuris yra. Tai labai graži dvasinė interpretacija. Egzistencinis atsargumas Jono Evangelijoje, šie veiksmažodžiai kartais vartojami sinonimiškai, todėl nereikia per daug spausti skirtumų. Bet net jei tai stilistinė variacija, pasakojimų dinamika vis tiek rodo Petro nuolankumą po kritimo. Ganyk mano avis. Kiekvieno Petro atsakymu Jėzus duoda misiją. Ganyk mano avinėlius.
ganyk mano avis, rūpinkis mano avimis. Svarbiausia čia avis lieka Jėzaus, o ne Petro. Petras gauna ne nuosavybę, o tarnystę. Avys niekada nebuvo ganytojo nuosavybė, bet yra mums patikėtos per tarnystę. Tai vienas pagrindinių tekstų, kuriuo remiasi Petro pastoraciniai pirmystei bažnyčiai, ypač mūsų katalikiškoje tradicijoje. Ganytojo autoritetas kyla ne iš galios, bet iš meilės Kristui. Pirma meilė Kristui, tada rūpinimasis bažnyčia, o ne atvirkščiai. Petras nuliūdo. Kodėl? Ne todėl, kad Jėzus būtų žiaurus. Trečiasis klausimas pasako viską iki galo. Petras supranta, kad Jėzus paliečia jo senąją žaizdą, trigubą išsižadėjimą, ir tada jis nebesiremia jo savimi. Viešpatie, tu viską žinai. Tai brandžios meilės ženklas. Anksčiau aš niekada tavęs neišsiginsiu, dabar tu žinai. Petras pereina nuo pasitikėjimo savimi prie pasitikėjimo Kristaus pažinimu. Kai pasensi, kitas save su juos pranašystė apie Petro mirtį, nuorodai Petro kankinystę Romoje, kur pagal ankstyvą bažnyčios tradicijas buvo nukryžiuotas. Anksčiau Petras sakė, pasiruošęs mirti už Jėzų, bet neišlaikė išbandymų. Dabar Jėzus pranašauja, kad vieną dieną jis tikrai tai padarys. Maloniai paverčia nesėkmingą pažadą tikrovę. Sekimas paskui mane tai paskutiniai ištraukos žodžiai. Tai tas pats kvietimas, kaip pradžioje. Visa scena reiškia po nuopuolio pašaukimas, nešaukiamas, bet perkeičiamas. Petras dabar seks nebe kaip savimi pasitikintis entuziastas, o kaip žmogus, kuris pažino savo silpnumą ir Kristaus gailestingumą. Dvasinė šio teksto žinia ši vieta sako, kad Kristus po mūsų kritimų pirmiausia neklausia, kodėl tai padarė, jis klausia, ar myli mane. Ir atsakymas net trapus, net netobulas yra taip, viešpatie, tada pašaukimas gali būti atnaujintas. Tai viena giliausių Naujojo Testamento vietų apie atsivertimą, atleidimą, pašaukimo atkūrimą ir begalinę meilę Kristaus, kuris visada lieka ištikimas, nors mes ir nebūname jam ištikimi iki galo. Homiliją sakė kunigas Vaidotas Labašauskas.